I know how to make them stop and stare as I fall out. The club ain't even handle me right now. Watching me, I go all out. Tai trumpai, treneriai, kažką pasakykite apie finalą. Kaip ten tada visgi... Ar jau visą laiką vedėte, ar ant galo visgi ten jau sugebėjote? Šiaip visą laiką, taip, apylygiai. Nu, taip, 7-6 taškai buvo, 12 taškų pabėgom. Tie pradėjo trečiam kėlinį grinai dusi. Jūs 4 pražangas susirinko ir grinai prasidėjo dusinimas. Teisėjai vienu momentu ten irgi atseit kraujas bėga maždaug jūsų iš kojos, iš karto keitimas, per keitimą iš karto dusinimas. Tai jau ten 4 kėlinio vidury, tai jau galvoju jau griebs, kai reikiant, bet atsilaikė, protingai susižaidė tas galas visas ir... Bet stiprus nežinot, jie žinokit, jie fiziškai labai subrendę yra. Jie praktiškai, nu, per daug nenusileidom, bet kai kurie žaidėjai toks vaizdas, kaip pas mus atėjim 4 Fiodorovą. Gal aukštesni viską, nu, rizikavom su gynyba, bet viskas, ką darėm, viskas pasiteisino. Tik tai, va, tų klaidelių būtume laiku išvengę, tai būtų nebuvo tos tokios, nu, bet finalas yra finalas. O kaip, Ryti, kaip turnyras Estija, kaip patiko, kokie įspūdžiai? Nu, šiaip kaip, visos rungtynės tai taip lengvai, visi ir pažaidė, visi 30, 50 taškų, 40 laimėjom. Nu, vienos rimtos rungtynės, bet vienos tos rimtos taip sutapo, kad finaliai viskas. O kaip šią mokyklą Perkūnas kelintą kartą dalyvauja? Antrą kartą važiavom, pernai antri, šiemet pirmi. Labai mažai kam norėjom atsirevanšuoti, bet jie pusfinalį nuo šitų estų vienu tašku gavo, tai vat neišėjo revanšas, bet nieko. Užtat finalas tai buvo toks jau tikras finalas ir, nu, šaunuoliai vaikai sužaidė, sudirbo, tai tikrai super, aišku, ne visiems išėjo aikšteliai pasirodė per tą finalą, bet palaikymas nuo suoliuko ir visas atsidavimas per visą tą turnyrą, tai, nu, va, taurė medaliai yra viso darbo pasiekmė. Tai labai didžiuojas visais, labai dėkingas visiems ir visą turnyrą kaip reta komanda buvo kaip kumštis. Vienas už visus, visi už vieną. Tai čia tas pasakymas labai tai vietoj tinka. Ir gražu žiūrėt, buvo žaidimas tai kaip iš natų viskas. Ja, tai tikiuosi visą tą išlaikysim iš sezono. Tai galima sakyti, kad Ryčanskaitė auklėtiniai geriausiai pasiruošė sezonui? Tai tas pasiruošimas, žodžiu, koks buvo įdomus, tai pagal tai, nu, dar iki pasiruošimo sezonai dar labai toli, bet, nu, turnyrui pasiruošėm gal ir neblogai, bet labai daug ką derinom rungtynių metu. Papuolė lengvos rungtynės, tai naudojom treniruočio tipo tas rungtynės. Pažaidžia pagrindinė sudėtis, išeina atsarginiai, bet vaizdo jie negadino, todėl labai dėkingas ir jiems, kad jie įsitraukė į tą visą žaidimą. Ir nereikėjo 5-6 žaidėjom tempto visų rungtynių. Išsaugojom ir jėgų, ir visko, ir šio finalas išėjo taip, kaip ir išėjo. Tačiau turnyras buvo vienas iš pasiruošimo etapų naujam sezonui, taip? Taip. Dabar dar antras laukia, jeigu viskas gerai, Kaune bus turnyras Perkūno, tai irgi tikimės, kad geros komandos dalyvaus ir bus paskutinis etapas prie sezono. Ir sezonas jau spalio 16 dieną prasideda. Ne per daugiausiai ir to laiko, tai taip, kad turim mėnesiuką rimto darbo ir žiūrėsim, kaip viskas išeis, bet daug vilčių yra, kad sezonas turėtų būti tikrai labai geras. Treneriai galiau komandai tikslus kokius nors keliate? Dar apie tikslus gal ir sunku taip kalbėti konkrečius tokius, bet, nu, mano tikslas tai yra Lietuvoje pirmas divizionas pagaliau išsikapstyti sėkmingai, o po to dar tarp 5 metų 3 divizione gerai iš tikrųjų pasirodyti ir stengtis tam muštis iki 2 diviziono. Žiūrėsim, kaip išeis šitoje vietoje, bet pagrindinis mūsų dėmesys bus 6 metų tam divizionui antram, kad išeit pagaliau į 8. Jeigu visas žaidimas bus toks, koks buvo turnyro metu, tai manau, viskam yra žalia šviesa uždėta.